Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Pagaliau įvyko viena laukiamiausių 2019 metų premjerų. Ant pjedestalo atsistojo naujausias Samsung flagmanas, kuris žada tapti tikrų šių metų hitu ir nauja išmaniųjų telefonų ikona. Šį kartą Galaxy šeimoje turime 3 modelius – Galaxy S10e, Galaxy S10 ir Galaxy S10 Plus. Šiandien apie juos visus trumpai papasakosiu ir apžvelgsiu. Taip, flagmanai yra aprūpinti Infinity Display O Super AMOLED ekranais. Galaxy S10e pasižymi FHD+ 2280 x 1080 pikselių raiška, Galaxy S10 QHD 3040 x 1440 pikselių raiška, o Galaxy S10 Plus QHD+ raiška. Mažiausias Galaxy S10e modelis turi 5,8 colių ekrano įstrižainę, kuri be abejonės patiks daugeliui naudotojų. Jų galų gale ne visiems patinka lenkti milžiniški ekranai. Vidurinysis Galaxy S10 modelis turi 6,1 colio lenktą ekraną. Na ir Galaxy S10 Plus yra didžiausias modelis, kuris turi 6,4 colių ekrano įstrižainę. Maža to, ekranas čia užima maždaug 93,4 procentus viso priekinio skydelio. Taigi ką jau ką, o šį flagmaną galima tikrai drąsiai pavadinti berėmiu. Visų 3 modelių ekranai tikrai labai ryškus, tačiau ne dėl to verti ypatingo dėmesio. Vertėtų pabrėžti inovatyvius Galaxy S10 sprendimus, kurie susiję su ekrane integruotu piršto antspaudų jutikliu ir kamera. Naudotojams siūlomi 4 spalvų variantai – juodas, baltas, mėlynas, žalias. Įspūdingai atrodo būtent baltas modelis, kuris galima matyti turi tam tikrą perlamutrinį efektą. Kalbant apie dizainą ir ekraną, vertėtų paminėti, kad flagmanas neturi populiariosios ekrano išpjovos per patį vidurį, tačiau dešinės pusės kampe atsirado priekinės kameros išpjova, kuri Galaxy S10 Plus, lyginant su 2 kitais modeliais, yra didesnė. Mat šiame variante turime reikalų su dviguba priekinė kamera. Šis sprendimas neatrodo itin estetiškai, tačiau bet kokiu atveju yra labai subjektyvus reikalas. Reikėtų pabrėžti, kad visi 3 modeliai yra tikri berėmiai flagmanai ir tai didelis jų privalumas. Galaxy S10 korpusuose naudojamos aukščiausios kokybės medžiagos, o tai yra aliuminis, stiklas bei keramika. Be pakeitimų liko IP68 standarto apsauga nuo vandens ir dulkių. Vertėtų paminėti, kad visi šių metų Galaxy S10 modeliai turi 3,5 mm garsų jungtį, tačiau labai tikėtina, kad jie yra paskutiniai šio gamintojo high-end klasės įrenginiai su šia jungtimi. Telefonų matmenys atrodo štai taip. Samsung Galaxy S10e 142,2 x 69,9 x 7,9 mm. Samsung Galaxy S10 149,9 x 70,4 x 7,8 mm. Na ir Samsung Galaxy S10 Plus 157,6 x 74,1 x 7,8 mm. Taigi dydžio ir matmenų prasme labiau išsiskiria būtent Plus modelis. Galaxy S10 ir S10 Plus modeliai turi į ekraną integruotą pirštų antspaudų skaitytuvą, kuris čia yra ultragarsinis, o ne optinis sprendimas, kuris siūlo spartesnį ir tikslesnį veikimą. Su praeitų metų Galaxy flagmanų kameromis situacija buvo tokia, kad S9 turėjo viengubą kameros modulį, o S9 Plus dvigubą. Dabar viskas kiek kitaip, nes Galaxy S10e turi dvigubą, o Galaxy S10 ir Galaxy S10 Plus trigubą galinę kamerą. Galaxy S10e, arba kitaip tariant pigiausias, naujausias Galaxy serijos modelis, turi dvigubą galinę kamerą, kuris sudaro 12 megapikselių modelis su keičiama 1,5 ir 2,4 diafragma ir optiniu vaizdo stabilizavimu. Antrasis galinės kameros modelis gavo 16 megapikselių jutiklį su 2,2 diafragma ir 123 laipsnių aprėpties kampu.
Galaxy S10 turi trigubą kamerą, kurią sudaro 12 megapikselių modulis su f1.5 2.4 diafragma ir optiniu vaizdo stabilizavimu, 16 megapikselių jutiklis su f2.3 diafragma ir 123 laipsnių apriepties kampu su f2.4 diafragma, dvigubų priartinimų ir optiniu vaizdo stabilizavimu. Galaxy S10 Plus situacija su kameromis panaši į Beyond 1, tik čia antrasis 16 megapikselių kameros modelis pasižymi f2.5 diafragmą. Iš tikrųjų, diafragmos reikšmė šiek tiek varijuoja ir tarp pačios modelių skirtingos talpos variantų. Pavyzdžiui, 128 GB talpos Galaxy S10 Plus modelyje antrasis galinės kameros modulis pasižymi f2.5 diafragmą, o paties modelio 512 GB variante rasime tą patį kameros modelį su f2.6 diafragma. Nuotraukų kokybė, kaip ir verta tikėtis, yra itin aukšto lygio fotografuojant bet kokiomis apšvietimo sąlygomis. Tiesiog galima net nebejoti, kad netrukus pamatysime Galaxy S10 pavadinimą DxO Mark reitingo viršūnėje. Tiek Beyond Zero, tiek Galaxy S10 turi viengubą priekinę kamerą, kuri pasižymi 10 megapikselių dual pixel jutikliu su optiniu vaizdo stabilizavimu ir f1.9 diafragma. Galaxy S10 Plus turi dvigubą priekinę kamerą, kurios 10 megapikselių pirmą modulį dar papildo 8 megapikselių RGB jutiklis su f2.2 diafragma. Dėl šios priežasties pirmų dviejų Galaxy S10 priekinėme skydelyje matome tik mažą skylutę priekiniai kamerai, o Galaxy S10 Plus atveju jau visai akį rėžiančią dvigubos priekinės kameros išpjovą. Na, kalbant apie filmavimo galimybės, vertėtų paminėti, kad visų trijų Galaxy S10 flagmanų galinės kameros moka filmuoti 4K raiškoje su HDR10 Plus palaikymu. Priekinės kameros taip pat pajėgios filmuoti 4K raiškoje. Ar ne puiku? Galaxy S10 flagmanai turi 8 branduolių Exynos 9820 procesorių, kuris pasižymi 2700 GHz taktiniu dažniu. Išmanusis veikia itin sklandžiai ir sparčiai, kaip ir galima buvo tikėtis. Priklausomai nuo konfiguracijos modeliai gali turėti 6, 8 arba 12 GB RAM atminties. Taigi, operatyviosios atminties atsargos čia daugiau nei pakankamos. Kelių programėlių veikimas visose įrenginiuose yra be jokių trikdžių. Žaidimus žaisti taip pat didžiulis malonumas. Trumpai tariant, našumu skųstis tikrai nereikia. Duomenimis ir turiniui gamintojai pasiūlė vidinės atminties tiek, kad maža tikrai nepasirodys. Lietuvoje naudotojai galės rinktis 128 GB, 512 GB ir net 1 TB vidinės atminties talpos Galaxy S10 modelius. Visi trys flagmanai palaiko atminties išplėtimą iki 512 GB. Visi trys Galaxy S10 modeliai palaiko belaidį ir spartų įkrovimą. Galaxy S10e turi 3100 mAh, Galaxy S10 3400 mAh, o Galaxy S10 Plus 4100 mAh talpos baterija. 4100 mAh tokiame ploname korpuse atrodo tikrai įspūdingai. Vertėtų paminėti tai, kad Galaxy S10 turi unikalią savybę belaidžių būdų įkrauti kitą telefoną, kuris pasižymi belaidžio įkrovimo funkciją. Kągi draugai, tiek trumpai apibendrinant apie visus tris Galaxy S10 flagmanus. Ką apie juos manote jūs? Mums būtų labai įdomu sužinoti, tad pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo.